šimtmetį, irgi semkimės išminties iš jo, iš mūsų Biblijos, iš mūsų protėvių, irgi budėkime savo gyvenime, visuomet stengdamėsi daryti gerą, kurdami ir dvasiškai jaukią aplinką, ir materialiai jaukią aplinką. Visa tai, kas čia yra šalia, padaryta titaniškų darbų. Muziejai kuriami didelių būrių žmonių, kolektyvų, kurie dirba ištisom dienom ir ne visada pasiekia tokį rezultatą, kokį pasiekė vienas Adomas. Jis viską žinojo, jis viską mokėjo. Jis čia buvo šito krašto šviesulys. Jis buvo tyliai tikintis žmogus. Jis buvo blaivininkas. Jisai propagavo šitos dalykus. Aukštas, ruduo akių, garbanotų baltų plaukų žmogus, mėgstantis gana tokį gražų humorą, labai meniškos sielos, sutikdavo ir išlydėdavo atėjusius į jo nuostabią sodybą. O ką tu labiausiai mylėjai? Ne skrynę, ne pinigą, ne daiktą, o vis dėlto gyvą medį. Jeigu ant to žvyro auga medžiai, tai kaip tėvas mano sakydavo, jo klausė, kaip jie prigijo, o gyvaikėlį reikia protų lopetą patepti. Aš medį sodinau. Ir vandeniu įlaisčiau, kol žaluma nusruvo vainiku. Stovi čia visą šimtmetį, begalinio švelnumo, tavo šiurkšti žievė. Lapai tolydžio keičia savo spalvą. Nuo žalsvumo iki gelsvumo, lygi tamsaus kraujo spindėjimo. Istorija eina pro tave, keisdama vėliavas ir vardus. Tik žemė, ta pati po mūsų kojom. Nežinau, ką tu galvoji, Ką kalbėsi su paukščiais? su prisiminimais. Nebijok, vaikeli, aš dar gyvenime sublizgėsiu, pasakė Adomas savo dukrai, kai ši dar buvo nedidelė mergaitė. Ir sublizgėjo, kaip tikras deimantas grynuolis. Išsikerojo kaip didžiulis ąžuolas. Tai kiek jis rinko tos medžiagos, labai jam ačiū, labai esam dėkingi, kad tik jis šitą uoginių kaimą pavertė tokiu gyvu židiniu, gyvu eksponatu. Ir mes čia susirinkam, džiaugiams ir visuomet prisimenam. Ir jis garsino savo kraštą, ne tik tai uoginius, ne tik tai Antašavos kraštą, bet visą Kupiškio kraštą Lietuvoje. Man iš tikrųjų tenka susitikti su žmonėm ne savo rajono, kurie tiesiog pradeda šnekėti, pasakoti apie savo rajoną, tai pirmiausia nutrauk ir paklausia, sako, o kaip jūsų tas muziejus pas Petrauską dar yra? Nu, vaikeli, einam mes. Nu, ką tas vaikelis, vos lopetą iš paskos patraukė. Einam, kasam duobę, tėtė, ką darysim? Medžius sodinsim. Sakau, tėtė, tai kad tu su štanga kasi jau, aš jau tiek jau vis tiek. Nieks nu čia, lopetą su protu patepsim. Važiuojam į daržą, vakare, kai baba nemato, prisipilam pusę ratų, maišus pasiguldė žemės, atvežam, supilam, įsodinam medelį ir vėl tais akmenėlės gražiai uždedam. Nu taip kokių 10 medelių pasodinam, po būtę kitą velnės, ko čia tos bulbos man tam kraštinė auga, kurgi jos beauks, jeigu mes ten žvyrą suvežam. Tai va taip va visi medeliai. Va toks va buvo mano tėtė. Aš čia pamatau ūkio vadovu ir čia visi tie akmenys ir kai kurie pastatai irgi atitraukti. Adomas būdavo organizatorius, kartais net biškį net pikdydavo ant jo. Būdavo šienapjūtė, pirmasis sekretorius skambutis, visas mašinas, visus kamazus savo, samdyk kranus ir statom, ta. Bet turbūt be darbo nebūtų ir atsiradę
šitie reikalai. Kadmojai apvinėlis, kubilis su koštas, kadmojai kubilis su koštas, kadmojai kubilis su koštas. Jei jūs manis neužrausta, labai kartus būsiu, kadmojai labai kartus būsiu, kadmojai labai kartus būsiu. Ir labai buvo įdomu pamatyti ir patirti, kaip atrodo muziejus jaunosios kartos akimis. Birželio mėnesį šių metų vyko apžvalginė ekskursija čia muziejuje, kurios metu moksleiviai turėjo galimybę susipažinti su Adomo Petrausko asmenybe, jo sukauptais rinkiniais. Rugsėjį veiklos vyko 3 sekcijose. Tai lituanistų, fotografų ir dailininkų. Mokiniai dalyvavę projekte su didžiuliu ūpu kybo į darbus, ieškojo įdomių kadrų, eskizavo gražiausius muziejaus fragmentus ir rinko medžiagą laikraštukams. Šiandien galėsime pasidžiaugti puikiais rezultatais. Jūs patys įsitikinsite, jog čia kūrė tikri talentai ir padovanojo Adomui didžiulę dovaną. Kadmojai apvinėlis, vokaliai būdamas, kadmojai vokaliai būdamas, kadmojai vokaliai būdams. Jei jūs manęs kažtavosta, visi girti būsta, kadmojai